Tai labas merginos. Kalbu šiek tiek tyliau, nes tam pačiam kambarį miega mažiukas, tai naudojuos progą ir filmuoju. Nefilmavau tikrai ilgai, paskutinis mano video išėjo sausio mėnesį. Nežinau, neturėjau tiesiog noro siuvinėti, tai nebuvo ir ką filmuoti. O dabar kažkaip atėjo tas laikas, kad galvoju, negaliu aš neskirti visiškai laiko nors truputėlį savo mėgstamam hobiui. Labai jau jo pasilgau, nes visą šį laiką tikrai nesiuvinėjau, gal buvo tik tais keletas dienų, ten po 50 kryželių. Va vieną dieną, dabar kaip tik planšetę prieš save turiu, matau, vieną dieną, 27 dieną kovo išsiuvinėjau 9 kryželius. Tai čia, nežinau, tikriausiai pasiėmiau siuvinėti ir mažylis tiesiog mane atitraukė ir daugiau nebeprisėdau, tai va rodo 9 kryželiai. Po to balandžio 23, tai čia jau šiandieną, neseniai pasijungiau. Žodžiu, tai šiandien jau 15 kryželių padariau, dar tik tai, bet irgi norėjau kaip tik pafilmuoti, bet tada nesigavo, mažiukas neleido, tai pasiuvinėjau 15 kryželių ir tada jau jį pietukų migdyti. Dabar prisėsiu, manau, pasiuvinėsiu daugiau, nes nusprendžiau vėl grąžinti savo hobį į savo kasdienybę ir bent jau 100 kryželių į dieną padaryti. Kažkaip, nežinau, stengsiuos, bet tiesiog noriu bent 100 kryželių per dieną išsiuvinėti, kad judėtų mano procesai. Aš nežinau, turiu jų virš 10 tikriausiai, net neatsimenu, nes nieko nepažiūrėjau, nieko nesiruošiau šitam video, šitam filmavimui. Tiesiog spontaniškai taip galvoju, kadangi atėjo tokios mintis pradėti siuvinėti, tai galvoju ir pafilmuosiu. Gal bus dar net toksai stimulas porą dienų pasiuvinėjus nenumesti, kad turėčiau ką parodyti. Ir kaip jau anksčiau minėjau, šiandien yra balandžio 23 diena. Tai štai prieš mane matot naują procesą, kurio aš jums dar niekad nesu rodžiusi. Esu tik pasidalinusi nuotraukomis Instagrame Spygliukų Deivė. Galite nueiti į mano paskyrą, ten pasižiūrėti, ten yra daugiau mano visų procesų nuotraukų. Aišku, kuris laikas irgi ten labai vangiai, aš ten dėjau tas nuotraukas, daugiau šiaip iš kasdienybės, o ne iš siuvinėjimo. Bet tikiu, kad po truputį vėl grįšiu į savo hobio vėžes. Tai truputį papasakosiu apie šitą naują procesą. Iš kur visų pirma aš jį gavau. Tai aš jį pamačiau Vintede. Pardavinėjo mergina iš Lenkijos, dabar bijau pameluoti, gal už 5 eurus. Jisai buvo pradėtas, buvo išsiuvinėta čia šiek tiek. Šita dalis labai nedaug. Aš gal 20 minučių ir viską išardžiau. Tai už 5 eurus nusipirkau, susiuntimo aišku gavosi man apie 10, kadangi iš Lenkijos. Tai nes Lietuvoje Klart rinkinių nėra. O šitą raganaitę aš užmačiau ir senai jinai man patiko, toksai dizainas YouTube. Pas nelietuvaitės siuvinėtojas. Tai toksai ir pasisekė, kad pavyko man jį gauti. Tai kadangi buvo pradėtas labai nedaug, aš jį išardžiau, audinį išskalbiau ir pradėjau siuvinėti. Čia iš viso yra netoli 8000 kryželių, kartu su visų beku, su visko skaičiuojasi. Tai aš esu išsiuvinėjusi kol kas nepilnai 400 ir įsivaizduokit, tai yra jau beveik 20% darbo. Tai aš ilgai nekankinsiu jūsų ir parodysiu, kiek aš turiu. Tai štai. O turiu štai tiek. Pradėjau, nežinau, ar minėjau, vasario 2 dieną. Aš jį pradėjau siuvinėti ir
dabar žiūriu, per 4 dienas man pavyko padaryti vaikičią va šitas eglutes. Čia kai susideda tie visi atspalviai, tai labai gražiai jos atrodo, labai. Užeikit dar į Instagramą, visų gražių nuotraukų padariusi, tai labai fainai atrodo. O va čia viskas vyko jau truputį kovą ir truputį balandį keletą dienų. Tai iš viso čia aš nežinau kiek, jeigu taip paskaičiavus, matot mano siuvinėjimai, kaip va čia buvo kaip ir normaliai. Ta pradžia, man atrodo, va čia yra mano paskutinės dienos vasario pradžioj siuvinėjimo, o paskui aš beveik nesiuvinėjau. 100 kem, 120, 900 kryželių, o kitų procesų aš net nejudinus, nei vieno. Jeigu ir užsimanydavau pasiuvinėti, tai va tas keletą dienų buvo, kai galvoju, gal kažkaip man pavyks, tai va imdavau šitą raganaitę siuvinėti. Tai va čia va per tą visą laikotarpį va kas buvo padaryta. Tai va taip. Ir nežinau, dabar mano planas toks, kad aš labai norėčiau, sakykim, vienai savaitai pasimti vieną procesą. Ir minimum į dieną 100 kryželių, tai vadinas, aš per savaitę procesą padidinčiau 700 kryželių. Čia yra minimum. Tai jeigu man tai pasisektų, tai aš manau labai būtų fainai. Ir taip norėčiau per mėnesį prajudinti 4 procesus skirtingus. Tai va, nežinau, balandis, tai jau kadangi čia liko savaitė iki balandžio galo, tai aš va iki balandžio galo šitą raganaitę judinsiu kasdien. Vat norėtųsi man pabaigti tas eglutes, nežinau kiek čia tų kryžiukų tuos eglutės įlikę. Gal dar ir tą mėnulį pavyks truputėlį, nes jau man taip knieti, kadangi čia yra jau kryžiukų, jau kaip ir mėnulį galėčiau pradėti. Bet vat noriu pirmą aš jas pabaigti, tas eglutes, o tada jau eit prie mėnulio ir tą raganaitę. Oi, kaip aš laukiu. Spalvos tokios nėra čia labai linksmas, bet vat kažkuom jisai man labai traukia, labai įdomus. Tokia miela raganaitė. Nosis nėra tokia labai smaila, kaip pas raganos būna. Na, aišku, kumpa raganiška nosis. Nu, bet, prie ko čia ta nosis? Nu, vienu žodžiu, labai fainas procesiukas. Tai va ta eglutė kaip gražiai. Nusakau, kartoju aš čia, bet labai gražu. Tai žodžiu taip. Toks mano planas. Tai aš manau pasijungsiu vėl, kaip jau bus galbūt balandžio galas paskutinę dieną, arba jau gegužės pradžioj, parodysiu, ką man čia pavyko įgyvendinti savo planą, tuos 700 kryželių. Aišku, šiandien yra antradienis, tai šiandien galvoju, vat kol mažylis miega, kaip ir mano darbai padaryti, pasitvarkiau, valgyt pagamintą, žodžiu, laukia vakarienė, laukia vyro grįžtančio iš darbo. Tai kaip ir aš, oras nėra labai geras, tad neplanuoju su vaiku eiti į lauką, tai gal pavyks man daugiau ir pasiuvinėti. Tai šiandien norėtųsi 200 kryželių už pirmadienį vakar dieną ir už šiandien 200. Oi, tai yra 100, tai viso 200. Tai va, tai nežinau. Tada daug aš neplepu ir kol miega mažiukas, einu siuvinėti. Tad iki po savaitėlės. Na tai sveikos mergaitės. Šiandien yra gegužės 2 diena ir labai noriu nufilmuoti ir sumontuoti video, įdėti į YouTube. Noriu parodyti, kągi man čia pavyko beveik per tą savaitėlę nuveikti. O kažką nuveikiau. Ne kažką, bet bus ką parodyti, ką nuveikiau. Net pati nesitikėjau iš tikrųjų, kad man čia taip pavyks. Nes mano siuvinėjimo tempai labai stipriai sumažėja, netgi jų kaip ir nebuvo kurį laiką. Na, aš jau čia minėjau, gal negrįšiu vėl prie to pačio, viską papasakojau, kaip čia kas. Tai žodžiu, parodysiu, kągi aš nuveikiau. Taigi matot mano raganaitę. Tai va, eglutės jau beveik baigtas. Tai va čia siuvinėjau.
Čia buvo kažkiek išsiuvinėta, aš dabar nelabai pamenu kiek, bet žodžiu pildau visus tarpelius. Dar čia liko va tokių va šviesių siūlų pasiuvinėti, baigti šitų žalių va čia viršų ir juodų siūlų truputį ir bus viskas. Ir labai nekantrauju pradėti mėnulį. Gegužės mėnesį pradėjau dalyvauti bingo žaidime, kuris dabar vyksta jau Discord'e, nebe Facebook'e. Tai va tikiuosi, kad jo pagalba aš čia taip prajudinsiu šitą darbą, nes dabar jau susižymėjau, tai apie 1200 kryželių turiu padaryti ant šito darbelio. Tai va, gegužę judinsim raganaitę. O dar ką aš veikiau, važiavom savaitgalį į kaimą. Tai labai nenorėjau temptis raganaitės, nes aš nesu jos susidėjusi jokią papkytę. Tiesiog ji guli pas mane kažkur kamputį padėta ir aš pagriebiu. Taip, mažyti, viskas gerai. Mažylis šalia, tai girdit kalba. Žodžiu, tai pagriebiau greitai kažką mažo patogaus, o tai buvo va šitas va žaisliukas, kuris paskutinį kartą buvo judintas tikriausiai praeitą vasarą. Tai žodžiu, ir pažiūrėkit, kiek aš jo padariau, o ašgi pabaigiau vieną pusę. Taip, mažutį, taip. Vat, kaip gražiai, man čia tos spalvos kokios. Nu, va, mažylis man pritarė. Taip, gražu čia, taip. Tai va, žodžiu, buvau išsiuvinėjusi, karoliukų nebuvo ir buvau kažkur iki čia va. Tai aš viską čia pabaigiau ir išsiuvinėjau visus karoliukus ir bekstičą. Tai va, dabar kažkaip net užėjo noras paimti ir tą kitą pusę išsiuvinėti. Va, kita pusė bus truputėlį kitom spalvom. Čia kaip ėjo tamsios violetinės iki rožinės, va, nuo apačios į viršų, o čia nuo viršaus į apačią. Ir paskui tą kutosą reikės padaryti. Tai va taip. Gražu. Tai va, tai galima sakyti, aš per savaitėlę pajudinau 2 darbus, tai skaitau labai fainai. O žinokit, dar prisiminiau su statistika raganaitės. Aš ten tokių nesąmonių pradžiai video prišnekėjau praeitam gabaliuke, nes buvau čia nusistačius, užsispaudus vat kažką. Tai žodžiu, aš dabar jums gal pasakysiu, pataisysiu, tiksliau sakant. Tai žodžiu, čia yra, atsimenu, sakiau, 7000 iš viso kryželių. Tai ne 7, o beveik 10 000 va matosi. Ir man likė yra 6500. Žodžiu, aš ten buvau padarius, kaip sakiau, Jėzau, 400. Sakiau, esu padarius ir jau 20%, nu tai nesąmonė, aš ten buvau išsiuvinėjus turbūt virš 2000 kryželių, dėl to man ten rodė tuos 20% ar kiek, kad jau išsiuvinėta. Nu, žodžiu, aš ten viską pataisysiu, kur ten šnekėjau nesąmonės, o va dabar, kaip galima matyti, jau turiu 33%. Tai va. Tai tokie mano darbai. O apie kažkokius planus, aš apie planus kažkokius ir bijau kalbėti iš tikrųjų. Bet va galiu parodyti sagą. Va mano yra visi pradėtukai. Čia biškai, va čia ką noriu pradėti. Tokie va. Ir va, dar va parodysiu, jau turiu ir sagą, ką aš nusipirkau. Nusipirkau Lukaso šitus oboliukus. Aš labai mėgstu žalią spalvą ir tikiu, kad man tikrai čia nebūtų nuobodu siuvinėti, nes, nu, pažiūrėkit, man tie žalių spalvų perėjimai, tie visi tas margumynas, nužiūrėjau sagą, tai taip yra truputėlį tų kryželių ir pamėtyta, bet yra ir tokiais nedideliais ploteliais, kad siuvinėjasi. Nu, žiauriai fainai. Ir aš labai noriu pradėti. Ir aš, kai jį gavau,
aš jau būčiau jį pradėjus, bet noriu siuvinėti jį ant Evo, ne ant Aidos. Čia yra įdėta, man atrodo, jei neklystu, 16, gal rašo. Ai, ne, 18 netgi. 18. O aš žiūrėjau Evą, kuris atitiktų 16. Tai reikia kažką kitaip pažiūrėti. Žodžiu, vat gerai, dabar aš tik atkreipiu dėmesį. Žodžiu, žiūrėjau jau savo Evą gabaliuką turiu, bet jisai man per mažas. Tai nepridėjau, bet dabar žiūrėsiu, kad mažesnio akaunto man reikia nusipirkti Evą, jeigu aš noriu keisti medžiagą. O gal man nekeisti? Bet ne, noriu keisti. Aš įsivaizduoju, tie obuoliukai labai gražiai atrodytų ant Evo arba netgi ant lino. Tai dabar reikės pasižiūrėti, kokį čia akauntą man nusipirkti. Nu jo. O dabar net čia taip susimaščiau. Gerai, tai žodžiu, o pamačiau aš pas Sol galeriją. Taip, man atrodo, Instagrame taip vadinasi, o YouTube irgi, vat kai filmuoji, kaip viskas užkrenta ir neatsimenu. Nu, žodžiu, parašysiu čia, va, kokį kanalą galit nueiti pažiūrėti, jeigu norit. Pasižiūrėjau, žodžiu, jos visą sandėliuką ir aš užmačiau va šitus obuoliukus. Man ten daug jos rinkinių, tarp kitko, patiko, bet labai krito į akį šitie obuoliukai. Aš juos esu mačius jau senai, čia dar ir daugiau yra visokių. Yra ir, man atrodo, žemuogės, dar kažkokios rudeninės, tokios irgi su kažkokiais raudonais lapais, gal dar raudoni obuoliukai, man atrodo, yra. Žodžiu, aš manau, aš jų čia labai užsimanysiu pasiuvinėjus šitus obuoliukus. Tai vat, tai, žodžiu, susiviliojau ir iš karto ėjau ieškoti. Siūlų rytei neradau, man atrodo, nebuvo. Ir radau siūlų dama, gal puslapis vadinasi, internetinė parduotuvė. Ir kažkaip man pasirodė, kad labai pigiai kažkaip. Aš ten nusipirkau, man atrodo, jų 16 eurų, jei neklystu. O kitur mačiau, gal virš 20 kainuotų. Jo, bet nelietuviškose parduotuvėse. Nu, žodžiu, kažkaip įsivaizduoju, kad čia aš labai pigiai jį įsigijau. Taip, ateik pas mamytę, ateik. Ateik, mažytė, ateik. Žodžiu, reikalauja dėmesio. Tai va, tai žodžiu, aš ieškosiu Evo, aš noriu labai jį pradėti. Ateik, mažutė, ateik čia. Nu va, jau atkeliauja, nezirs. Žodžiu, tai va, pasižiūrim spalvytės. Ai, o apie mano planus. Žodžiu, taip. Nieko aš neplanuoju, nežinau, ką aš siuvinėsiu, va, kaip matosi, taip va mano yra, norėtųsi man labai pabaigti drugelį, yra langelis, kur reikia vien tik backstitch'ą siuvinėti, po to yra, aš žodžiu, gal nelabai aš pasakosiu, gal nelabai ir galima iš tikrųjų, jo, tos lentelės čia viešint kaip pagal taisyklės, nu žodžiu. Nesiplečiu daugiau aš apie tą žaidimą, kas nori, tai jungkitės ten į Facebook'e, man atrodo, yra įdėta nuoroda, kur galima prisijungti Discordą ir dalyvauti. Tai va, dalyvaukite. Įdomu. Tai aš tikiuosi bingo dėka prajudinsiu nemažai darbų. Nežinau dar kokių, bet panašu, kad judint gausis man drugelį, šiek tiek tigrą. Šiek tiek besmegenius, galbūt rožės, raganaitę nemažai ir kol kas daugiau nežinau. Bet panašu, kad va šitus darbus. Tik aišku, kad būtų man laiko, kada man juos judint. Nu, bet aš jau žinokit, užsimigdau vaiką. Ir tada sėdu pasiuvinėt. Va vakar, pavyzdžiui, siuvinėjau iki 2 nakties, nes labai norėjau atsiskaityti vieną langelį. Tai vat, nežinau, kažkaip nesinori man aukoti savo miego, nes jaučiu, kad per mažai, vat, pavyzdžiui, šiąnakt pamiegojau, kai užmigau gal 2:30 tik tai, nes antrą baigiau siuvinėti. Tai nežinau, kaip aš čia darysiu, bandysiu gal per vaiko pietų miegelį, bet tada noriu aš pavaikščioti su vežimu, kol jisai miega. Nu, žodžiu, kažkaip bandysiu. Aišku, per galvą čia nepersiversi, kaip sakau, vaikas yra vaikas.
o hobis lieka hobiu. Tai vat. Tai žodžiu, mergaitės, taip, aš čia jau lankelį pasiruošiau savo obuoliukams. Einu tikriausiai dabar aš žiūrėti kažkokį audinuką šitiems obuoliukams. Nes labai norėtųsi man juos pradėti. Nors, kaip va nepasisekė man juos pradėti iš karto, kai tik gavau, dabar toksai, kaip sakant, tas nuėjo, toksai tas noras, galvoju, o gal vis dėlto man nepradėti, ašgi tiek turiu pradėtų, kiek čia vat paskaičiavus, 10, 13 darbų turiu pradėtų. Gal kažkaip būtų fainai man juos susimažint, bent iki 10, kažką pasibaigt. Nu, nežinau, žiūrėsiu. Žodžiu, nieko nežadu, nieko neplanuoju, čia tokie pagalvojimai. Tai va, tai tiek, žodžiu, sumontuoju ir keliu į YouTube. Tai ką, mergaitės, iki pasimatymo kituose video. Ate.